Kiekvienas pranešimas, kurį Ješua diktuoja 7 Mažosios Azijos asamblėjoms, prasideda pagirimu už tai, ką jie daro teisingai. Ir tada jis perina prie jų mažųjų ateik pas Jėzų susitikimų su tais, kurie mano, kad malonė jiems yra pasiteisinimas daryti, ką nori. Malonė niekada nėra leidimas pažeisti Dievo įsakymus. Malonė yra dieviškas įgalinimas gyventi šventą, teisų ir dievobaimingą gyvenimą šiame sergančiame, iškreiptame ir iškrypusiame pasaulyje. Jo malonė įgalina mus padaryti neįmanomus dalykus. Ješua neužmerkia akių prieš Balamo, Jezabelės ar Nikolaitų nuodėmes. Jis jiems pasako tiesiai. Jis asmeniškai įmes juos į duobę ir sudegins juos kartu su jų demoniškomis doktrinomis. Ješua gali būti kantrus, bet karalius grįžta ir naudos visas turimas priemonės, kad nusausintų pelkę ir išneštų šiukšles. Jo gailestingumas gali tęstis amžinai, bet jo tolerancija veidmainiavimui turi ribas. Tai žinia 1 amžiaus Mažosios Azijos bažnyčioms, bet šiandien ta žinia dar aktualesnė. Amžiaus pabaiga artėja prie mūsų. Kiekviename laiške, kurį Ješua diktuoja 7 Mažosios Azijos susirinkimams, jis nustato savo poziciją ir valdžią bei realybę, jog jis yra tarp jų ir supranta viską, kas vyksta jų susirinkimuose. Antrą apreiškimo Ješua laiškų 7 susirinkimams skyrių aš lyginu su Teisėjų knyga. Visose Teisėjų ir Karalių knygose Izraelio priešai buvo naudojami siekiant sugrąžinti žmonės prie paklusnumo Torai, visagalio nurodymams. Kai tik jie pirmą kartą sudarė sandorą, jie pateko į vergiją. Teisėjas buvo paskirtas raginti žmones atgailauti ir tada tas teisėjas buvo antgamtiškai įgaliotas išgelbėti žmones. Paskutinis Izraelio teisėjas, kol Saulis buvo pateptas karaliumi, buvo Samuelis. Samueliui buvo pavesta perspėti žmones, kas atsitiks, jei jie pasirinks karalių, kuris juos valdys. Jehova pasakė, kad jis yra jų karalius, bet jei jie reikalauja turėti kūno ir kraujo karalių, tas karalius panaudos savo galią piktnaudžiavimui prieš juos. Teisėjų knygoje vėl ir vėl pateikiamas vienas teiginys. Paskutinį kartą tai kartojama paskutiniuose 20 knygos žodžių. Tais laikais Izraelė nebuvo karalius. Kiekvienas žmogus darė tai, kas buvo teisinga jo paties akimis. Pirmoji Samuelio knyga atskleidžia, kad paskutinė Teisėjų knygos eilutė nėra visiškai teisinga. Su jais nebuvo kūno ir kraujo karaliaus, bet tikrasis jų karalius buvo dangaus Dievas. Bet kadangi Izraelė nebuvo kūno ir kraujo karaliaus, visi darė tai, kas teisinga jų pačių akise, įskaitant stabmeldystę, vagystės, svetimavimą, žmogžudystės, prievartavimą, sodomiją ir levitų kunigus, parduodančius savo religinės paslaugas, daugiausiai pasiūliusiam asmeniui. Aš vertinu Teisėjų knygą kaip pranašišką knygą, kurioje konkrečiai kalbama apie mūsų dienas ir laiką. Ješua asmeniškai nedalyvauja kaip kūno ir kraujo karalius, valdantis iš savo tėvo sosto Jeruzalėje. Ir kadangi niekas jo nemato, kiekvienas daro tai, kas teisinga jų pačių akise. Ješua žino, kas vyksta jo vardu. Apie tas pačias bjaurystes aprašytas Teisėjų knygoje Ješua kalba savo laiškuose Mažosios Azijos bažnyčioms. Ir tai yra tos pačios bjaurystės, kurios vyksta bažnyčioje šiandien. Izraelis buvo nuolat baudžiamas po to, kai pirmą kartą priėmė įsakymus ir tada ėmė priimti pagoniškas tradicijas bei Babilono saulės garbinimo šventes. Taip kaip visagalis pataisė Izraelį, kai jie nukrypo nuo kelio, Ješua taip pat pataiso savo žmonės visomis būtinomis priemonėmis – karu, ekonomikos žlugimu, ligomis, marais, sausra, nusiginklavimu, įkalinimu ir apmokestinimu iki skurdo.
Visa tai yra Teisėjų ir Apreiškimo knygose. Paulius savo laiškose Korinto šventiesiems kalbėjo apie pranašiškas praeities pasekmes. Visa tai atsitiko Izraeliui kaip pavyzdys mums, ir tai buvo surašyta mūsų pamokymui, mums, kuriems atėjo amžiaus pabaiga. Būtume kvaili, jei nepaisytume istorijos pamokų ir Ješuo perspėjimų apie bėdą, kuri nusiaubs žemę prieš jam ateinant gelbėti savo tarnų skambant paskutiniam trimitui. Po to, kai Ješuo įteisina savo kaip visažinio karaliaus valdžią, savo raginimą bažnyčioms, jis pradeda pagirimu už tai, ką jos daro teisingai. Susirinkimui Smirnoje jis parašė: tai sako pirmasis ir paskutinysis, kuris buvo miręs ir dabar yra gyvas. Aš žinau tavo darbus, suspaudimą, kurį tu išgyveni, ir tavo skurdą, bet tu turtingas. Taip pat žinau šventvagystę, įžeidimus iš tų, kurie sakosi esą žydai, bet nėra, bet yra šėtono sinagoga. Visuose Pauliaus laiškuose jis vartoja terminus žydai ir Izraelis pakaitomis. Žydas vidurio anglų kalba reiškia judėją, izraelitus gyvenančius Judėjos karalystėje, o ne izraelitus gyvenančius Šiaurės Izraelio karalystės valdomoje teritorijoje. Judėjoje gyveno izraelitai iš visų genčių, tačiau Judėjos valdovai buvo iš Judo giminės. Pirmą kartą raštuose terminas Jehudij arba žydas buvo pavartotas prieš pat Nebukadnezarui užkariaujant Jeruzalę, kada Judėjos gyventojai buvo išvesti į Babilono nelaisvę. Terminas žydas Evangelijos laikotarpiu pirmiausia buvo vartojamas kalbant apie fariziejų religiją. Ir taip tai yra suprantama daugumoje pasaulio šalių. Paulius, arba tiksliau sakant Šaulis, buvo izraelitas iš Benjamino giminės, kuris gimė Tarse ir mokėsi Gamalielio ješyvoje Jeruzalėje. Šaulis vadino save žydu, nes buvo užaugintas fariziejų religijoje. Šiandien žydas yra terminas apibrėžiantis tą, kuris atitinka vieną iš daugelio fariziejų religijos derinių. Tie, kurie atsisako judaizmo ar farizizmo, savo religijos avangardų nebelaikomi žydais, nepaisant jų kraujo linijos. Šiandien Izraelyje nuolat atimama pilietybė tiesioginiams karaliaus Dovydo palikuonims, tikintiems Ješuo, nes pagal religiją jie nebėra žydai. Tai yra daugelio kraujo kilmės izraelitų, kurie išpažįsta Ješuo savo mesijo tapatybės problema. Judaizmo religija sako, kad jie nebėra žydai. Ir jei vyriausybės valdžia apibrėžia žydus kaip religiją, ir šiuo metu jie taip tai daro, tada jie yra teisūs. Dėl šios tapatybės krizės daugelis Ješuo pasekėjų, kilusių iš kultūrinės žydų kilmės, prisiima išorinius farizizmo apdarus, kad atrodytų ir jaustųsi labiau žydiškai. Tačiau daugelis šių žmonių sukurtų tradicijų prieštarauja šventraščiams ir tiesiogiai pažeidžia Ješuo nurodymus duotus jo mokiniams. Bet jei jūs apibrėžiate žydus taip, kaip jie apibrėžiami šventraščiuose, matome, kad jie yra kilę iš Judėjos. Tada galima teisėtai vadintis mesijiniu žydu. Bet nepaisant to, kaip apibrėžiate žydą, Abraomas niekada negali būti vadinamas pirmuoju žydu. Abraomas buvo pirmasis hebrajas, Abara, pirmasis perėjęs ir išėjęs iš Babilono pagal visagalio įsakymą. Taip pat Apreiškimo knygoje Abraomo vaikams tikėjimo įsakyta Abora – pereiti ir išeiti iš Babilono. Savo laiške Smirnai Ješuo pripažįsta, kad daugiausiai įžeidinėjimų buvo fariziejų sinagogoje Smirnoje. Jie priėmė persimetėlių žmonių sukurtą religiją
ir jie susilygino su priešininku. Šaulis rašė tikintiesiems Kolosose, įspėdamas juos niekam neleisti teisti jų dėl maisto gėrimo, kaip gerbti šventą dieną, jaunatį ar šabo dieną, nei Koloso pagonims, nei fariziejams, kurie laikėsi žmonių doktrinų ir įsakymų. Smirnoje, kaip ir Kolosose, tie, kurie laikėsi rabiniškojo judaizmo, o ne Mozės, vertino kitus pagal savo sugalvotas taisykles ir nuostatas. Bet aš klausiu jūsų, ar yra koks skirtumas tarp fariziejų sinagogos, kuri teisia ir įžeidžia tuos, kurie nepaklūsta jų sukurtoms taisyklėms ir tradicijoms, ir krikščionių susirinkimo, kurio žmogaus sukurtos taisyklės taip pat naudojamas teisti ir įžeidinėti tuos, kurie nesilaiko jų priimtų pagoniškų tradicijų. Krikščioniškasis pasaulis teigia esąs dvasinis Izraelis, kol žydų pasaulis teigia esąs fizinis Izraelis. Aš tvirtinu, kad abi šio žmogaus sukurtos religinės sistemos netyčia susiliejo su priešo darbais. Ješua pasakė aštrią tiesą, kuris skyrė Dievo įsakymus nuo sugalvotos fariziejų religijos ir religinių sistemų, sugalvotų tų, kurie vadino Jėzų Kristumi. Paulius pasakė, tegul nė vienas iš šių žmonių jūsų neteisia, ir Ješua panaikino jų įžeidimą vienu savuoju. Jie yra šėtono susirinkimas, sinagoga, bažnyčia. Dabar tai tikrasis įžeidimas. Ir niekas niekada neįžeidė religingų žmonių geriau nei Ješua. Ješua kalba tikriems Dievo vyrams ir moterims Smirnos susirinkime. Jam nereikia meilikauti jiems. Jis pradėjo sakydamas, kad jis yra tas, kuris kažkada buvo miręs, bet yra gyvas per amžius. Prisikėlimas yra šventųjų viltis ir viltis išgirsti geras darbas, gerai atliktas mano ištikimasis tarne. Nebijok nieko iš tų dalykų, kuriuos teks iškęsti. Štai velnias įmes kai kuriuos iš jūsų į kalėjimą, kad būtumėte išbandyti, ir jūs turėsite 10 dienų suspaudimą, bet būkite ištikimi iki mirties, ir aš jums duosiu gyvenimo vainiką. Ješua pasakė savo mokiniams, kad jei jie nori amžinų lobių ateinančiame pasaulyje, jie turi griebti egzekucijos stulpą ir stoti į eilę už jo. Jis pasakė, pasaulis manęs nekenčia ir ketina mane nužudyti. Pasaulis jūsų taip pat nekęs ir žudys jūs. Bet būkite ramūs, aš nugalėsiu ir valdysiu šį pasaulį. Tai nėra įprasta pamokslo kalba, kurią girdite kruseidų susirinkimuose, kur yra nulenktos galvos ir užmerktos akis, kai niekas nesidairo aplink. Jei tu miręs nori patekti į dangų, aš tiesiog noriu, kad tu pakeltum savo rankas ten, kur tu sėdi. Mes nenorim tave sugėdinti, bet jei pakelsi rankas, paprašysiu tave žengti žingsnį į priekį ir leisti man melstis kartu su tavimi, kad paprašyčiau Jėzus ateiti tavo širdį. O kaip dėl išbandymo, naujos užbaigimo technikos, kurią Ješua naudojo Smirnoje? Pakelkite rankas, jei suprantate, kad būsite įžeidinėjami, kentėsite, greičiausiai būsite palūžę, alkani ir benamiai dėl manęs, kalėsite be jokios priežasties, būsite kankinami ugnimi ir jūsų gyvenimas baigsis anksčiau, nei pamatysite savo darbo vaisius. Bet jei liksite ištikimi iki mirties, jums bus atlyginta amžinojo gyvenimo vainiku. Dabar, kai žinote, kad negyvensite ramiai ir be skausmo, nebijokite, griebkite egzekucijos skolą nuo šventyklos galo ir tempkite jį į priekį, kol niekas nenulenkęs galvos ir visos akys atviros, kad visą likusį gyvenimą atidžiai stebėtų ir kritikuotų kiekvieną jūsų žingsnį. Kiekvienas drungnas krikščionis nerimastingai tikėsis, kad su tavimi kažkas negerai, kad jie patys galėtų jaustis geriau. Tai senasis kvietimas, kuris pašalina kelias ašaras iš išganymo duomenų bazės, bet yra daug mažiau apgaulingas nei platūs vartai išganymo mantra, kurią nuo vaikystės girdėjau 6 milijonus kartų. 10 dienų turėsite suspaudimą, bet būk ištikimas iki mirties ir aš tau duosiu gyvenimo vainiką.
Labai svarbu suprasti, kad Smirna yra vienintelė bendruomenė, kurios Ješua netaiso, o tik giria ir skatina. Kodėl? Jie yra mūšio įkarštyje, jie patyrė įžeidimus, persekiojimus ir jiems žadama daugiau kančių melagingai kalinus korumpuotos vyriausybės rankose. Padrąsinimas – nebijokite, būkite ištikimi iki mirties. Aš atlyginsiu jums amžinybę. Bet kodėl jis sako, kad jų laukia tik 10 dienų suspaudimas? Vėlgi, Izaijo palyginimas pasakoja istoriją geriausiai. Krapai, kaca, nėra kuliami kulimo instrumentu, taip pat kmynai vežimo ratais, bet krapai išmušami lengva lazda, o kmynai tik šakele. Grūdai turi būti susmulkinti, antraip jų kulimas su lengva lazda būtų amžinas, bet ir tai užbaigiama vežimo ratu, bet ne raitelių kanopomis. Tai yra Jehova Tsevaot, kareivijų viešpaties darbas. Tai išmintingas patarimas ir puiki strategija. 10 kančios dienų yra palyginti trumpas laiko tarpas. Tarp Jom Teruah, trimitų dienos ir Jom Kipur yra 10 dienų. Tarpinėme viešpaties rudens švenčių išpildyme matome 10 dienų karą, kuris atves Izraelio tautą prie sunaikinimo slenksčio. Ir jei visagalis neįsikištų, Izraelis nustotų egzistuoti. Tačiau to karo kulminacijoje Izraelis gaus visą žemę nuo Eufrato iki Nilo. Visa žemė pažadėta Abraomui ir jo sūnui Izaokui amžina kraujo sandora. 10 dienų periodas Smirno šventiesiems yra labai sunkus, bet palyginti trumpas laikotarpis. Trumpas kulimo laikotarpis. Kmynams iškulti nereikia vežimo rato, bet trypti arklio kanopomis prireiks tiems, kurie atsisako klausytis ir paklusti pranašo žodžiams. Kas turi ausis, te klauso, ką dvasia sako susirinkimams. Tas, kuris nugalės, tas nepatirs antrosios mirties. Pergamui. Taip sako tas, kuris turi aštrų dviešmenį kalaviją. Žinau tavo darbus ir kur tu gyveni, net kur yra šėtono sostas. Tu tvirtai laikysi mano vardo ir neišsižadėjai mano tikėjimo. Net tomis dienomis, kai pas jūs ten, kur gyvena šėtonas, buvo nužudytas mano ištikimasis kankinys Antipas. Šėtono sostas nėra kėdė. Tai statinys, kuriame buvo pastatyta Dzeuso šventikla, kur buvo kankinami ir žudomi Ješua tarnai. Dzeusas buvo graikiška Babilono saulės dievo Tamuzo versija. Teigiama, kad Nimrodo reinkarnacija Tamuzas ir visi jo Babelės bokšto bendravardžiai Mitra, Ra, Dzeusas, Jupiteris gimė žiemos saulėgrįžos metu pagal senovės kalendorių gruodžio 25 dieną. Kadangi po kalbų sumaišymo Babilono saulės garbintojai pasklido po visą pasaulį, papročiai bėgant amžiams pamažu keitėsi. Tačiau originalus saulės garbinimas skirtas Nimrodui turėjo bendrų gijų, kurios vis dar pastebimos visose žemės kultūros ir religijose. Šios pagoniškos šventės hebrajų raštuose vadinamos bjaurystėmis – Tova ir Šekets. Jos yra tiesioginis pirmojo nuo Sinajaus kalno pasakyto įsakymo pažeidimas. Neturėsi kitų dievų Elpanai prieš mano veidą. Mums buvo įsakyta net neįvardinti kitų dievų vardų ir niekada nesidomėti, kaip pagonis garbina savo netikrus dievus ir nesilaikyti tų pačių tradicijų, garbinant dangaus dievą. Jis sakė, kad tai yra bjaurystė. Tai pasibjaurėtina, supuvę, šlykštu ir niekšiška.
Viskas nuo kūdikių aukojimo ir Ister kiaušinių dažymo mirusių kūdikių kraujyje iki mirties Dievo Samhaino garbinimo spalio 31 dieną ir iki vaikų mišių, vaikų aukojimo gruodžio 25 dieną. Tai yra bjaurystės, kurias iškrypę Kaino sūnūs darė, dėl kurių jie buvo pašalinti nuo žemės. Kaip įrašyta Teisėjų knygoje, tai yra tie veiksmai, kurie užtraukė visagalio rūstybę ant Izraelio. Lygiai taip pat ir Pergamo šventieji iš savo sukurtos iškreiptos pagoniškos kultūros neišėjo nepažeisti. Ješua pasakė, turiu keletą dalykų prieš tave, nes turite tuos, kurie priima Balamo doktriną, kuris išmokė Balaką mesti suklupimo akmenį prieš Izraelio vaikus ir suviliojo juos valgyti stabams paaukotą maistą ir paleistuvauti. Kokia yra Balamo doktrina? Balaamas buvo pranašas, kurį pasamdė karalius Balakas, kad prakeiktų Izraeliui, kad jie būtų nugalėti ir nepaveldėtų žemės, kuri buvo pažadėta Abraomo, Izaoko ir Jokūbo vaikams. Be prakeikimo nebuvo galimybės jų nugalėti. Balakas žinojo apie Egipto sunaikinimą stebuklingai perėjus Raudonąją jūrą sausumą. Buvo gerai žinoma, kad kiekviena tauta, kovojusi prieš Izraelį, buvo sunaikinta. Niekas negalėjo jų sustabdyti. Balaamas norėjo karaliaus Balako pasiūlytos pelningos dovanos. Taigi jis nepakluso nurodymams iš dangaus ir angelas vos nenužudė jo pakeliui į 3 suvienytų tautų viršūnių susitikimus, kuriuose jis turėjo prakeikti Izraelį. Užuot prakeikęs, Balaamas palaimino Izraelį ir laimindamas pasakė, kad visagalis Izraelyje nematė jokio nusižengimo. Šis apreiškimas suteikė Balaamui mintį, kaip jis galėtų gauti pinigų iš karaliaus Balako. Balaamas pamokė Balaką, kaip priversti Izraelį nusidėti, tai pašalinant jų palaiminimą ir apsaugą. Tora įspėja, kad kiekvienas, kuris nesilaiko įsakymų ir yra už Toros apsaugos ribų, yra prakeiktas. Paulius cituoja tą šventųjų prakeikimą Galatams. Visi, kurie nepaiso įstatymo, yra prakeikti, kaip parašyta Toroje. Balaamas, kaip ir Paulius, taip pat suprato, kad tol, kol Izraelis yra už Toros įsakymo apsauginės tvoros, joks prakeikimas jų negalėjo užklupti. Taigi Balaamas išmokė Balaką panaudoti pagoniškų šventyklų paleistuves, kad suviliotų Izraelio vyrus ateiti į Baalo šventyklą ir valgyti tai, kas buvo paaukota jų dievui, ir pažeisti Torą užsiemant seksualiniais veiksmais, kurie yra draudžiami Toroje. Ištvirkauti pažodžiui hebrajų kalba reiškia erva reikalai, uždrausta seksualinė veikla, kuri aiškiai apibrėžta Toroje. Kai tik Izraelio vyrai buvo įtraukti į uždraustus malonumus, kuriuos siūlė šventyklos paleistuvės, jie buvo pažeisti Dievo įsakymu ir tūkstančiai jų žuvo. Kai Izraelis sutvarkė savo nuodėmių problemą, įvykdydamas mirties bausmę nusikaltėliams, tada jie nužudė karalių Balaką ir taip pat pinigus grobiantį pranašą Balaamą. Pergame buvo tie, kurie gyveno ir propagavo nešvarų, maloningą, iškrypėlišką gyvenimo būdą, prieštaraujantį Dievo įsakymams. Ir tai propagavo tie, kurie priėmė Nikolaitų mokymą ir praktiką. Kad ir kur būtų įsteigta Nikolaitų hierarchija, vadovybė galiausiai įsitraukė į erva reikalus. Ir erva piktnaudžiauja jiems pavaldus asmenys. Tai tapo pasaulinė institucinė epidemija vienoje religinėje santvarkoje, kuri taip pat yra Nikolaitų hierarchijos viršūnė ir globėjai tų, kurie sistemingai smurtauja ir prekiauja moterimis ir vaikais. Ješua liepė Pergamo susirinkimui sutvarkyti reikalus, atgailauti, kitaip jis kovos savo burnos kardu. Kas turi ausis, te klauso, ką dvasia sako susirinkimams. Tiems, kurie įveiks šiuos iššūkius, Ješua leis jiems paslėpti manos prireikus ir galiausiai duos baltą akmenį, ir ant to akmens bus užrašytas naujas vardas.
kurio nežino niekas, išskyrus tuos, kurie jį gaus. Būtent šioje niūrioje ir apleistoje Patmos saloje Jonas gavo apreiškimą apie Ješuą kaip Mesiją, visagalį teisėją, kuris valdys žemę su absoliučia galia ir valdžia. Nors šio pasaulio valdovai rengia sąmokslą prieš Jehovą ir prieš Mesiją, visagalis iš jų išsijuoks, nes jų visuotinio viešpatavimo planai sudegs jų akise. Pakalikų, kurie nusilenkė prie šėtono kojų dėl savo naujosios pasaulio tvarkos dalelės, viltis suduš ant uolos, nes Ješuva sunaikins tuos, kurie bando sunaikinti Izraelį ir panaikinti amžiną Dievo sandorą su jo tauta. Taip, visa žemė nuo Eufrato iki Nilo priklauso Izraelio sūnums. Kiekviena tauta, kuri stoja prieš šią sandorą, atsidurs mūšio lauke prieš visagalį. Aš, Maiklas Rūt, linkiu jums šalom, ramybės. Pasimatysime ant ugnies ir stiklo jūros, kai dūmai išsisklaidys.